Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandien kalbėsime apie kultūros psichologiją. Kultūros psichologija analizuoja mūsų supančią aplinką. Aplinka, kurioje dirbtinai sukurta, tai yra žmonių sukurta. Tarp kitko ir gamta jau dabar dažniausiai tai yra irgi dirbtinai sukurta aplinka, pavyzdžiui, parkas. Taip. Tai esminis dalykas, nuo ko aš norėčiau pradėti kultūros psichologijoje, tai yra tai, kad kada žmogus dirba, kada jisai mokosi, kada jisai praleidžia savo laisvalaikį, jis randasi tam tikroje supančioje aplinkoje. Ne visada jisai supranta, kas vyksta toje supančioje aplinkoje. Tai sukelia pasimetimo ir susierzinimo jausmą. Tas pasimetimo ir susierzinimo jausmas, jisai kelia vidinį nepasitenkinimą, nerimą, ieškojimą vienokio arba kitokio sprendimų. Kitaip sakant, kultūra įtakoja mūsų psichologinius vienokius arba kitokius procesus. Sekantis labai svarbus klausimas tai yra, kada žmogus priklauso kažkokiai vienai arba kitai grupiai, labai natūralu, kad jisai pradeda ginti tos grupės interesus, o kada pradeda gintis automatiškai nuo kažko tai. Tai suponuoja iš karto konfliktinę situaciją. Todėl konfliktinės situacijos jos pastoviai kyla tarp įvairių grupių žmonių, tai irgi analizuoja kultūros psichologiją. Viena iš priežasčių, kodėl aš apie tai noriu pradėti kalbėti, todėl kad mes susidurėm su multikulturalizmo problema. Multikulturalistinė problema atsirado dėl to, kad atsiranda įvairūs žmonės su įvairiom vertybinėm orientacijom, su įvairiais požiūriais į gyvenimą. Ir jie, kada atvyksta čia, jie bando savo identitetą primesti čia esantiems žmonėms. Todėl atsiranda vėl konfliktinė situacija tarp įvairių žmonių, grupių įvairių, kurie tikrai įsitikinę, kad va, tai, ką jie daro, ko jie tiki, tai ir yra tiesa, o ką daro kita grupė, galbūt taip nėra. Žinoma, yra didesnės, mažesnės grupės, ta konfrontacija gali būti labiau įtempta, mažiau įtempta. Ir vienas iš pavyzdžių tai yra Japonija, kada sąmoningai yra apribojamas kiekis imigrantų, kurie atvažiuoja tam, kad nepakeisti labai kultūrinės aplinkos. Europos Sąjungoje yra kitokia politinė sistema ir jeigu atkreipia dėmesį, tai tikrai didina įtampą ir, pavyzdžiui, vienas iš faktorių, kaip yra skaitoma, kodėl Anglija palieka Europos Sąjungą, tai yra tai, kad per didelis imigrantų kiekis ir neįmanoma tai kontroliuoti ties savo sieną. Ir, žinoma, Europos Sąjungos sutarimai. Todėl tai kai kada įtakoja ne tik tai mūsų kažkokios psichologinės savijautos, bet tai ir įtakoja politinius sprendimus. Bet neužmirškim, kada yra balsavimas, kiekvienas žmogus ateina su savo kažkokiu mąstymu, savo suvokimu, savo kažkokiamis idėjomis. Ir jeigu ta išorinė aplinka jinai stipriai įtakoja neigiamai, tai žmonės priiminėja atitinkamus sprendimus. Žinoma, multikulturalizmas duoda ir kitas galimybės, ypač jeigu jūs gyvenate multikultūriniai šalia, tai pirmiausia, ką jūs galite pamatyti, tai jūs galite pamatyti kitokių vertybių žmonės ir pagalvoti, galbūt jų vertybės irgi turi prasmę ir gal aš galiu kažko tai pasisemti. Kitas dalykas, tai yra, aš galiu išbandyti pabūti kitokiu. Aš galiu pabūti kažkiek laiko, pagyventi vienoje arba kitoje kultūroje ir pabandyti kažkaip pajausti, nebūtinai visą ten dienom mėnesiais gyventi, bet jūs galite 3-4 valandom pasinerti vieną arba kitą kultūrą. O svarbiausia, jūs galite pamatyti, kaip žmonės prisitaiko prie supančios aplinkos. Jeigu kai kuriuose šalyse užtenka 2 eurų, kad išgyventi, mes, kaip sakoma, Lietuvoje gyvenam truputį geriau arba daugiau išleidžiam pinigų. Ir mes visada jaučiamės, kad vis tiek tai yra blogai ir tai yra per mažai. Todėl multikulturalizmas turi ir savo pliusus, ir savo minusus, bet mane domina tos psichologinės problemos, kurios atsiranda. Todėl šituose susitikimuose mes ir kalbėsim apie įvairiausias kultūros psichologijos problemas, klausimus, analizuosim juos, bandysim rasti sąryšį su dabar vykstančiais procesais ir ieškosim įvairių sprendimo variantų. Tai iki malonių susitikimų.